Mažai trūko, kad transliacija šiandien būtų nutrūkusi. Sulaukėjusi mažų ir triukšmingų būtybių minia užpuolė neatsargų operatorių. Prieš tai jie buvo pastebėti agresyviai skanduojantis kažkokius žodžius. Dar anksčiau buvo pastebėtas prieš rimtai nusiteikusius vaikus klūpantis Lietuvos talentų vedėjas, kuris jų neįtikino savo talentu, bet kadangi yra vedėjas ir juos pasveikino, jam buvo atleista. O, kaip skauda! 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 Galbūt mažieji nenaudėliai sužvėrėjo tą akimirką, kai juos pradėjo sekioti kamerą. Bet visa laimė, kad vieno operatoriaus būta gudraus. Jis susidraugavo su vaikais ir išgelbėjo transliaciją. Mažas? Labas. Labas. Kas tu? Mažiausias šokėjas Modus Dent. Bet pats geriausias, ar ne? Taip. Taip, tikrai. Ar nebijai, kad tavo draugai supyks, kad tu čia taip ėmė ir prisipažinai, kad už jos geresnis? Ne. Ne, jie nepyksta, jie, ta prasme, žino tai ir net nesileidžia į kalbas, ar ne? Taip. Supratau. O iš kur jūs atvažiavot pas mus? Iš Vilniaus. Kaip jie atrodo? Aš nebenoriu daugiau rygdyti, nes matau, kad tu jau šokį, jau net nebeklausai, ką mes kalbam. Tai tu grįžk pas savo draugus ir pradėkit šokį. Gerai. Gerai. Pralinksmina. Kaip jie atrodo? Legendary. Runners. You know me. Tie, bratė. Alio, netrukdyk, mes šokam Lietuvos talentuose. Get the point? Good. Let's dance. Kiek tau metų? 7. O jūs visi
esat irgi 7-mečiai, ar turit? Ne. Ne. 8-mečiai. Tai kiek jų metų? 6. Tugi sakei pats mažiausias čia. 7 metų mums visiems. Na, koks skirtumas? Skirtumas, Rūta. Eikit savo Ko čia vaikai. juokiasi Samas visą Aš laiką? negalėjau, žinokit, susičiaupti ir negalėjau, man šypsena niekaip veidė. Aš atsiradau į nykštukų planetoje. Jaučiausi, kad aš esu nykštukų planetoje ir eina mūsų žmonių istorija, muzikos istorija, viskas. Bet visą tai daro nykštukai, kieti. Žiauriai gerai buvo, labai patiko. Mariau. Aš taip pat, man, žinot, gal ir galėčiau sakyti, kad jūsų šokis tik tai pradeda vis savo kelią, bet tiesą sakant, kažkas labai gudrus sustatė tos jūsų judesius, kurie tokie linksmi. Ir net nekyla liežuvis pasakyti, ką nors blogo, kadangi jūs jaučiatės taip gerai toje scenoje, kad niekas negali jūsų ir nenorėtų sustabdyti. Jūs šaunuoliai, labai gražu buvo. Pasakyti labai atvirai, o ant manęs nekstama, nes aš bjauri. Jūs šokote nelabai, bet atsispirti jums vis tiek neįmanoma. Samai. Taip. Marijau. Aš sakau taip. Aš irgi sakau taip. Jūs taip. Jie nelabai supranta šiaip, ką čia reikia. Jūs gavot 3 taip. Na, patenkinti? Laimingi? Taip. Nu ką, šaunuoliai, tai pasimatysim kitame etape, taip?